istotny, a może właśnie to w drużynie Pogoni ci boczni obrońcy zrobią różnicę. Szymański. Ładne wymienne piłki z Bastą. Jest już Baran. Widzimy, że Zwoliński jest tym piłkarzem, który cofa się do środkowej linii. Będzie dośrodkowanie, już jest bramka! Fantastyczna akcja, ale zobaczmy, w ogóle niekryty był w tej sytuacji Komołow. Było to piękne dośrodkowanie z lewej strony. Wydaje mi się, że właśnie Mujty. Tak, to był Mujta, to tylko on tą lewą nogą mógł tak dobrze dośrodkować. Piłka właściwie z końcowej linii, doskonale zagrana i tutaj niewysoki Komołow. Mówiłem o tym, że on ma wziąć ciężar gry na siebie z przodu, ale to, że będzie wchodził w pierwszą linię i tak wykańczał akcję, tego się nie spodziewaliśmy. Tutaj Turkow nie minął Pietrasiaka. Konieczny. Baran sam w kole środkowym. Grzegorz Baran. Michał Mak wychodzi na pozycję. Mak, lewa noga. Peszkowicz. Jeszcze raz Mak wykłada piłkę. To musi być gol. 1-1. 83 minuta. Paweł Komołow. Ale świetne podanie Barana. To on zobaczył tam Michała Maka. On mu tą piłkę dograł. Ten strzał jeszcze pierwszy. Peszkowicz lekko dotknął ręką, ale to dogranie powtórne. Nie napalał się Michał Mak, też trzeba go za to pochwalić, że nie strzelał z tego ostrego kąta, tylko szukał dogrania. Tak jak wcześniej mówiłem, że w tych dograniach, w tych dośrodkowaniach było trochę... Lygiosios. Šįkart nėra geras rezultatas Pakruojo komandai. Sunku, kai pirmauji nuo 59-osios iki galbūt 90-osios minutės, 89-osios ir po to varžovai išlygina rezultatą, Lygiosios tavęs netenkina. Dar vienas šansas ir tai yra dar vienas įvartis. Dabar jau tikrai yra viskas, pratęsimo šiandien nebus, Kruojai reikia 2 įvarčių. O įvarčio autorius šįkart lyg ir Pavelas Komolovas, jeigu neklystu. Sunku dabar buvo matyti tą futbolininką, kuris įmušė. Ne pats švariausias buvo ir jeigu tai Pavelas Komolovas, tokiu atveju tiesiog pasiteisino visiškai Mareko Zubo keitimai. Išleido 2 futbolininkus po keitimo ir abu jie įmušė. Atrodo, kad taip, lyg ir Pavelas Komolovas žaidžia krašto gynėjo poziciją, tačiau tenka žaisti ir toje, nes konkurencija tikrai Žalgirio komandų yra didelė ir netgi tas pats Vaidotas Šilėnas nelabai kažkada buvo gynėjų, tik tais kartais tekdavo jam rungtyniauti toje vietoje, dabar jau jis pastaruoju metu žaidžia dažniausiai tik gynėjo pozicijoje. Perdavimas į priekį, nuošalės nėra ir Komolovas. Gražių stiliumi, jo įvartis į apatinį vartų kampą, dabar dar spėjo netgi pasižiūrėti į teisėjo asistentą, toje pusėje yra Dainius Bisigirskas, pamatė, kad nuošalės nėra užfiksuota ir Komolovą dar vienas įvartis šiame SMS Credit LT lygos sezone. 1-0, įvartis pelnytas berods 15 mačo minutę. Komolovas nebuvo įmušęs Lietuvos čempionate. Paprastai per pirmasias 20 minučių jam yra sukuriamos bent 2-3 progos. Šiandien atrodo viskas gerokai sunkiau, sudėtingiau. Gerai pastebėjai, Neriu, kad sukuriamos. Kol kas tikrai nesiseka užvaldyti aikštės vidurio. Oi, kokie dabar Bilinskis dabar. Ir Komolovas. Reiks studijuoti. Reziumė turbūt airiai patys atsivežė, nes gynėsi neįtikėtinai pasibaisėtinai tiesiog tada, kai buvo įmestas kamuolys iš šoninės pusės. Būtent, tikrai užmigo vienas iš Airijos klubo gynėjų, nors po to galbūt galima bus ir pagirti šios komandos gynėjus už stabilų žaidimą Airijos čempionate. Tačiau čia tikrai užplūdo, pražiopsojo. Matome dabar pakartojimą ir tai, pažiūrėkime kiek. Dažnai atsiduria. Aišku, kai žaidi krašto saugo poziciją, gali savo tai leisti. Prieš bangą įmušė vieną iš įvarčių Švirliūgą. Čia Vaitkūnas arčiau vartų perdavimas, tai neblogas. Klysta kaip gynėjai. Ojoj, taip negalima. Bilinskis iš aštraus kampo. Davidovas Vilkas. Komolovas 1-0. Ir Žalgiris sušaudo Marijampolės Sūduvos gynybą 36 minutė. Ir Paša Komolovas siunčia kamuolį į vartus. Leido Sūduva pernelyg dabar lengvai žaisti Žalgirį prie savo vartų ir lieka nubausta. Nepatikimai sužaidė gynėjai.
Visų pirma, tada, kai leido Vilkui smūgiuoti. Ir va, atrodo 35 minutės gerai žaidėjai. Čia Mikas Kura yra erdvės, pasitvarko, reikia mušti įvartį. Mikas Kura ir Armantas Vitkauskas vienareikšmiškai žaidžia puikiai. Gelbsti dabar į savo komandą. Šiandien matome labai tokį atvirą futbolą, bet tame atvirame futbole Žalgiris jaučiasi labai gerai. Dar vienas geras perdavimas ir vėl pavojus. Yra baudos aikštelėje Komolovas, jis kamuolį gauna ir 4-0. Jomojo, vyrai, kas darosi? Kur gynyba? Ne. Tikrai taip nežaidžia. 4-0. Matau Žalgiris, pabandyk tik tai atsiverti truputį gynyboje. Žalgiris šiandien tampa tikrais tikrų medžiotojais, patyrusiais, turinčiais naujausią techniką. Ir dabar pykstant komandos draugų. Na, kas šiandien man patinka Krojo žaidime, tai kad tikrai, kai turi kamuolį, Kroja bando kažką daryti. Nėra taip, kad visą laiką tiesiog smūgiuotų bet kur, kad tik tai atgautų kvapą. Bando palaikyti kamuolį ir bando užpulti. Aišku, ne visada gaunasi. Bet prieš ką žaidžiam. Koks perdavimas Komolovai? Komolovas turi šansą. 3-0. Pavelas Komolovas nuostabiai susitvarko šioje situacijoje su kamuoliu ir prasideda ką? Krojas triuškinimas. Nusivylusi Pakruojo komanda, bet tai yra iš esmės suprantama. Jau ir taip atrodo nėra tų žmonių. Ir dar nubaudžia Dievas, dar vienas žaidėjas patiria traumą. Nėra Strauskio, dabar traumą Kochanauskui, pasirinkimas žaidėjai mažas, tenka leisti dublerius. Jiems labai sunku. Aišku, šiandien gali Žalgirį prieš pastatyti Dainava. Tokias rungtynės, aš sakyčiau, visų pirma reikia ir sėkmės, ypatingai žaidžiant išvykoje. Nes faktas, kad daug šansų, daug palankių progų nebus. O ypatingai, jeigu dalinsi tokius perdavimus varžovams. Tada iš viso variantų nebus. Gercas. Komolovas šauna ir 2-0. Pavelas Komolovas dešinę koją. Na, kaip praeitame turėjai mušę tą koją Kanają, aš kažkodėl pasakiau dešinę koją, kad jis mušė, nors smūgiavo tikrai kairė. Dabar turbūt, kad jau nesuklydau. Pavelas Komolovas 2-0. Dubickas piktas. Ir nuo ko viskas prasidėjo. Nuo ko prasidėjo, mėly draugai. Dainava žaidėjas atidavė kamuolį žalgiriečiams. Jis, kaip jau minėjau, prieš šį turą antroje turnyro lentelės pozicijoje. Sūduva šiek tiek žemiau ir skirtumas tarp šių dviejų komandų 5 taškai ir po šiandien pasibaigsiančių rungtynių rezultato jau bus galima kalbėti ir daryti tam tikras išvadas. Pavojinga situacija 1-0, Pavelas Komolovas pirmasis jo įvartis šį sezoną. Sūduvos komandos klaida ginantis ir visiškai laisvas 7-8 metrų. Pavelas Komolovas smeigia pirmąjį įvartį šios dienos rungtynėse. Štai taip sužaidus kiek daugiau nei 10 minučių. Ir vėl Vilkas, vėl jo perdavimas nuo Pavelo Davidovo, kamuolys atšoko. Štai taip čia jau aišku ir sėkmės elementas. Tai yra galėjo atšokti vieniems, galėjo atšokti kitiems.